Padėtis Airijoje dėl imigracijos tapo tokia bloga, kad maža nacionalistų grupė bando atgaivinti IRA. Prisiminkite tą teroristinę grupuotę, kuri anksčiau bandė nuversti Britų kolonijinę valdžią, naudodama tiesiogiai. Bet kokias turimas priemonės. Na, žmonės, tai tikrai nebuvo naujiena, kurios tikėjausi atsibudusi šį rytą. Naujoji IRA reiškia savo nepasitenkinimą dėl to, kaip Airija yra laikoma trečiojo pasaulio atvykėlių sąvartynu. Jie nori pasisakyti už remigraciją, kitaip smurtą. Taigi aš tai perskaitysiu labai tiesmukai, dalykiškai. Gerai, aš neišreikšiu jokios paramos ar paniekos ar neigiamo požiūrio į IRA. Tai visiškai neutralu. Kaip numato įstatymas, naujoji IRA planuoja smurtinę kampaniją, kurios tikslas – išvyti migrantus iš Airijos. Žvalgybos pareigūnai jau įspėjo. Saugumo vadovai baiminasi, kad respublikonų grupuotė, kuri perėmė veiklą iš tikrosios IRA, išnaudoja įtampą abiejose Airijos sienos pusėse. Migrantų nusikalstamumo augimas saloje sukėlė vietinių pyktį. Palyginimui, pietinėje Airijos dalyje šiuo metu apie 25% gyventojų sudaro imigrantai. Supratote? 25% pietinės Airijos gyventojų yra prakeikti imigrantai. 25%. Iš 7 moterų, kurios buvo nužudytos per pirmąją šių metų pusę, 6 iš jų nužudė migrantai. Jei norite žinoti, kokia yra prakeikta statistika, tai irgi velniškai aukšta. Nekalti airiai vyrai buvo žudomi, badomi, apiplėšinėjami. Taip, 25% Airijos gyventojų sudaro imigrantai. Tai stulbinanti prakeikta statistika. Gerai, tai stulbinamai didelė Airijos gyventojų dalis. Tai tiesiog per daug. Ir nenuostabu, kad atsiranda nacionalistų grupė, kuri sako, palaukit, reikia atsikratyti ne tik išorinės kolonizacijos. Galbūt jie tiesiog atveda šios žmonės į mūsų pačių vyriausybę. Tai yra kažkas, dėl ko žmonės, kuriems rūpi Airija, turėtų nerimauti ir imtis veiksmų dėl nusikaltimų. Tokie aukšti rodikliai šių įsibrovėlių rankose priverčia žmonės susimastyti, kad galbūt jau laikas nebesileisti apgaunamiems šio įvaizdžio. Bet kuriuo atveju, ar Airijoje iš tikrųjų kuriama nauja IRA, kuri planuoja susidoroti su imigrantais, įsibrovėliais, kol kas dar neaišku. Bet ar tai ženklas to, kas artėja? Taip, tai yra.